Sveikatos apsaugos ministerija kartu su ligonių kasomis siekia išsiaiškinti, ką Lietuvos gyventojai žino apie privalomojo sveikatos draudimo sistemą, ligonių kasas ir gydymo įstaigas. Taip pat domėtasi, ar jomis pasitikė, ar patenkinti jų darbu. Gauti rezultatai nenustebino, jie nedaug skiriasi nuo ankstesniųjų metų. Vertinimo lygis išliko panašus ir išliko vis tik tai daugiau teigiamas nei neigiamas. Tai yra svarbus toks tyrimas, parodė svarbų dalyką. Kaip pasitikė bendrai privaloma sveikatos draudimo sistema, tai vertinant 10 balų sistemoje, tai yra šiek tiek aukščiau nei vidurkis. Tai yra vidutiniškai pačia privaloma sveikatos draudimo sistema pasitikė beveik vidurkis 6 balais. Panašus vertinimas yra ir ligonių kasų. Tai yra ligonių kasos šią prasme, kažkuria prasme yra sutapatinamos su veikiančia privaloma sveikatos draudimo sistema. Tai irgi beveik 6 vertinimo vidurkis yra beveik 6 balų, yra daugiau nei vidutinis vertinimas ir toks jis išlieka jau eilę metų aukštesnis nei vidutinis. O, kaip jau minėjau, labiausiai pasitikima yra gydytojais bei tuo pačiu ir gydymo įstaigomis. Apklausos rezultatai rodo palankės tendencijas. Specialistų nuomonė jos dar gerės, jei augs informacijos srautas žiniasklaidos priemonėse ir interneto erdvėje. Yra pakankama jau dalis gyventojų, kurie vis tik tai dauguma gyventojų yra girdėję, kas tai yra per sistemą, kad ligonių kasos, bet jeigu žiūrėti tam tikrą konkretiką, tai yra, kokias galima gauti paslaugas, kokias ne, tai kad yra kompensuojamas gydymo išlaidos, dauguma žino, tai yra apie pusę, šiek tiek daugiau nei pusę. Yra galima išnaudoti įvairias būtent žiniasklaidos priemonės, bet kuriuo atveju vyresni gyventojai labiau dar linkę, irgi tyrimas parodė, labiau linkę gauti tokią informaciją per televiziją, per tradicinę žiniasklaidos priemonės. Akivaizdu, kad jaunimo tarpe, kur aplamai galbūt dėl to, kad tai dar sveikata ne toks dalykas, kuris taip labai aktualus ir rūpi, aplamai žinomumo visi dalykai yra tiek apie ligonių kasos, tiek apie visą sistemą yra daug mažesnis negu kitų gyventojų grupių ir čia jau galima išnaudoti daug labiau interneto įtaką. Šiaulių teritorinės ligonių kasos direktorius Remigijus Mažeika sako, kad tokių apklausų tikslas nustatyti ir šalinti trūkumus, siekiant užtikrinti sklandų visų gydymo institucijų darbą ir kokybiškas medicinos paslaugas. Aš manau, kad medicina pas mus yra tikrai reikiamame lygyje ir gyventojai tikrai gali būti ramus, kad medicina šiuolaikiniais gydymo metodais suteiks pagalbą tokią, kokia žmonės yra verti. Manau, kad per metus apie 22 milijonai kontaktų gydymo įstaigose turi mūsų gyventojai, virš 22 milijonų. Ir absoliuti didžioji dauguma yra sėkmingų atvejų gydymo, diagnostikos, profilaktikos.